Dabar Morės teisme, kaip ir visose demokratinėse valstybėse, yra teismas. Šitą teismą sudaro kaltintojai prokurorai Gervės, Ožiai, Čigonės, advokatai Raganos, Giltinės ir visi velniai, o prisiekusieji visi jūs. Čia esate. Nu va, prokurorai nutarė taip. Gervė sako, pavasario pranašas pasisako žmonės išlaisvinimą. Gervė jau grįžo šiltųjų kraštų ir jau nori, kad būtų pavasaris, tad Moriai kaip žiemos simboliui, ją čia jau, kaip vienas sakė, na, kaip ir nebereikia. Na, dabar Ožys, vaisingumo simbolis, garantuoja, kad visos bergždinykės, ypač kurio šventėje pabuvo, ištekės, sulauks vaikelių, o mažiems vaikeliams, kaip ir paukšteliams, reikia šilumos, šviesos ir žalumos. Tad jie nutarė žiemą, lauk, Morė, deginti. Nu, Čigonės išbūrė iš delno irgi Moriai smerti. O va, na, advokatai bandė ginti, Raganos ir Giltinės, jos dar pasisako už žiemą ar Morę, nes ilgos naktys, tamsus vakarai, kiti darbai gerą daryti, nu, čia jau advokatūra tokia. Velnias dvejoja. Sako, piktadarystės krėsti tamsoje geriau, bet jį Morę sudeginsim, galbūt velniai teks jos dušti. Buvo, gera, tai gal jau taip šitaip išvarydami žiemą mes pamistikim, kad gal kitų žiemų sugrįžame, vis tiek žiemas mums reikia. A dabar Meškutė! Meškutė! Žydrūnai, Meškutė! Visi šoka! Daiva! Užsigavėjom 7 savaitėm. Tai visi dabar duokim priesaiką 7 savaitėm. Ir kitokius mėsiškus patiekalus. Prisiekiu. Nesapnuoti dėžų
per skilančio. Prisiekiau. Prisiekiau. Pamačius riebų kasti kramtant, sudrausti kasti, atimti rūbo, pasiduoti. Prisiekiau. Taip, kas linksmą ne tik antrąją šventų Velykų dieną per balandžio 25 atvykti Lietuvos liaudies buities muziejų kartu atsiganėti. Siekiam! Va taip! Prisiekiam tarp visas